Nu tai sveiki mano mėlėjai poniai ir ponios. Nes šis karštas bičias. Sveiki atvykę į 7-ąjį tobulo mačo epizodą. Esam iš tikrųjų labai netoli pabaigos, tai visai gaila, bet jau kitą savaitę sužinosim, kasgi tapo tuo tobulu maču. Kaip visada priežiūrint apžvalgą, užmetam laiką. Ir kas dar nesate to padarę, o tikrai žinau, kad nemaža dalis to nėra padarę, paspaudžiam subscribe mygtuką. O šiaip tai ačiū labai, jūsų YouTube jau yra 63 000. Atsimenu, iki metų galo mano tikslas buvo pasiekti šiam 5 000. Braukiam šitą tikslą, ne, hebra, dedam 100 000. Viskas, nepamirštu ir kontribį hebros, tai ačiū hebra ir jums, kad jūs esat... kažkaip per pukai. Ačiū, kad jūs esat kartu, ačiū, kad palaikot ir kad leidžiat tobulėti. Aš jau savo naujausiame epizode kontribį padėkoju jums už naują fotoaparatą, nes jūsų dėkai galėjau įsigyti, tai dar kartelį ačiū, sakau ir čia. O dabar klausimėlis jums toksai paprastas gal, ar esat kada nors orkaitėj kepę ranką? Aš kepiau vakar. Vakar orkaitėj kepiau ranką. Įdomi patirtis, nieko nesakau. Greičiausiai normaliems žmonėms kyla klausimas, kodėl aš kepiau tą ranką. Tai nuotrauką mato čia prieš save. Va taip atrodė mano rankos kepimas. O tą ranką kepiau, nes reikėjo padaryti vieną dalyką. Koks tas dalykas? Dėmesio ponios ir poniai. O palauk, kas čia buvo? Tadi rankas susilaužai? Ne, nu tipo tą dešinį petį tai išsinarinau, ten nikselio kažkaip po šitą ranką kairę, tai ties alkūnė biški, ties alkūnė kaulas kilo. Nu žodžiu, per ką aš šokau, persverčiau per tą bičą ir taip ir gavus. Nu, svarbu gyvas likai. Palauk, batus, ai, gerai. Tai gerai, aš einu, nes negaliu, nepaimsiu aš tai atnešiu. Ai, blem. Ar tą ranką taip laikyti, nu, aišku, taip patogiau. Oi, kaip gerai atsisėst. Kaip gerai, kad paėmėm KFC tų aštrių sparnelių. O Zaikė? Jo. O tu gerai nepaėmė nieko? Blemba, nepamiršau. Ašgi skubėjau tavęs iš ligoninės paėmt. Davai gal nueik iki pardės paėm kažką atsigert, nes tikrai po tų aštrių sparnelių norėsiu. Gerai, tai nu aš tada, tu palauk, paimsiu. Gerai, aš palauksiu, niekur neisiu. O, Dieve. Dar tiek kvepia po nosim čia. Ai, nu paimt galiu. Gal su burnaim, bet tai neprivalys tai. Fuck it. Ką skauda. Mėgautis aštriais KFC sparneliais nesutrukdys niekas. Net skilęs kaulas. Ką tu čia darai? Važiuojam į ligoninę, gerai, neklausinėk. Jo, šiaip mintyse galvoju kažkaip, kad paprasčiau pasigamina tas gipsas, kad tiesiog apsisuksi lipnę juostą, užtepsi kažkokią ten tinko, sustinks ir bus nice, bet nepagalvoju apie tą faktą, kad reikia ištraukti ranką iš ten. Nu, žiūrim, kas čia gero. Ojei. Na. Ajei. Nieka tau nepanašu čia, šitas. Tikrai ne. Emotional damage! Dabar esu nesugipsuotas, sveikas gyvas, tai galime eiti ir žiūrėti 7-ąjį epizodą. Tiem, kas nori pamatyti finalinį epizodą, tai reikėtų padaryti GO3 televiziją, o tiem, kas neturi GO3 televizijos ir nori ją įsigyti su nuolaida, tai galite padaryti panaudoję mano kodą, atnaujintą mano kodą beje, BEND30, bent pasilenk 30. Okay. Arba tiesiog aš palieku nuorodą apačioje, ant kurios paspausit, jūs iš karto įmestą puslapį. Prisimenu dar ką norėjau pasakyti, buvo praėjusiame epizode bičas toks parašė komentarą, tiesiog maždaug, aš esu pasirašęs, kaip jis skamba, tai aš paskaitysiu. Kitą kartą galvo, ką darai su video, nes ne sau darai tuos vidosus, o mum. Na ir ten dar jisai toliau biškitėsi, ten nieko įdomus. Pirmas dalykas, noriu pasakyti tam bičui čiultų bybį. Dalyvių pasirinkimas. Kad mes būtumėm ta pora, kuri verta tos pirmos vietos, atvirai sakau, nemanau.
Įnirtinga kova dėl bilieto į superfinalą. Turi žmonės būti poroje, kad tokius dalykus daryti. Aš taip. Egidijos, Ernesto ir Eimanto trikampis. Gal bobos, blėt, verkiūna. Vaik, na. Ką tu šneki, blėt? Iš savo burnos šūdai drimba, blėt. Ir dalyvių gyvenimą sudrebinusi Arno trauma. Gabalas mėsos atšoko. Tikrai, ten atrodo, kad iškasta vos nebuvo. Blet. Tai kaip ir viskas aišku, buvo realiai, Arnas prasipiso smakrą, nusilaižė visi belė kaip, Monika nesilaižė su niekuo, klasika, iš ko ir kilo mimsas ir žvengėm belė kaip, pusė laidos visi prasidėjo tiesiog ant sofos ir buvo pasirinkimų vakaras ir Egidija pradėjo skraidyti kartu su Sakalu, pradėjo Sakalėlė kartu daryti ir viskas. Tai čia realiai, 4 highlightai, kurie buvo aiškiausi visame epizode. Tobulas mačas. Naktis tobulo mačo sodyboje buvo įtempta, bet rytas visuomet už vakarą protingesnis. Ernestas suprato, ką padaręs, tad nusprendė pasielgti vyriškai. Ir iš tiesų, didžioji stiprybė yra mokėti pripažinti savo klaidas, o nesislėpti kaip stručiui po žeme. Tiesiog tu vakar norėjai atitrūkti, ar čia niekas nebuvo reiškia, ne? Čia. Ble, vėl dabar, ta prasme... Nu, bet čia ir praėjusiai laidai tas buvo, kur su Mantu sakėm, kad bet atėjo Ernestas atsiprašyti, bet ar Ernestas padarė ką nors blogo? Nieko. Egida pati lindo prie Eimučio ir tipo Ernestas kažkokiu būdu kažkodėl liko kaltas. Tai čia... Aš nežinau, ar čia yra labai jau, kaip sakė komentatorius, didvyriškas ir didelis čia žingsnis ateit pačiam atsiprašyti, kai tu nesi nieko padaręs ir nieko dėtas iš viso to situacijai. Bėbižin. Gal. Atsiprašau, žinai. Na taip, bandžiau žiūrėti iš šios pusės, kiek jinai yra supratinga ir kiek šiai gal rūpi. Aš atrodo gal toks durnas, žinai, tam visakyti psichinės, bet... Realiai, žinau, kažkaip toks. Bet jeigu tu man nebūtum svarbi, aš tiesiog būčiau nekreipęs dėmesio apšiai nieką. Nebūčiau užpavydėjęs, nebūčiau dar kažko. Nėra čia ko pavydėti. Ko čia buvo? Tada, Egidos balsas. Kūros įsifok man širdė. Tada, paklausiau dar kartą. Žmogus dėl to ir tylėjo, turbūt. Nėra čia ko pavydėti. Suka. Blet. Kaip suprantu, iš veido ir iš balso, vakar Egidai vakaras tikrai nebuvo liūdnas. Kur čia buvo pavydas? Aš žinau, bet tiesiog... Kai tu sakai, mane bučiavo, aš net nesibučiavau su juo. Nu, suklydau, atsiprašau, suklydau. Jis vakarais dažnai uždalyvauja per daug ir po to galvoja, kad užtenka tiesiog... Gerardai. Kodėl tu apsirengęs bulvių maišas apsivai? Gerka, iš kur tu? Čia Santos gal drabužis, nes aš netikiu, Gerka, kad tu tokį drabužį turi. Netikiu, kad čia tavo aprėdas, sinukai. Arba tu šiandien ant arklio jos ir būsi riteris? Arba jau ant tiek nebeturi ką rengtis, kad tiesiog pradėjai belę ką čia dėtis. Kas čia? Nu, bet dailu. Tiesiog atsiprašyti ir viskas nusirašo, tai jis turbūt ir asmeniniam gyvenime tą patį daro. Ką čia duodė? Tiesiog už jo pavydas, nes tu man rūpi. Tu man svarbi, man tu patinki. Galbūt, nežinau. Pohai, Egidai, šiaip realiai, jai vapšė pohai, iš tikrųjų. Dieve, močia susitaikė su tėvu. Kaip šitą laukiu? Ble, gaila man, ar ne? Išeinam iš čia ir atsakome į knachins. Gaila man, ar ne, iš tikrųjų, nes šiaip matosi, kad jam, jo protelis veikia taip, kad Egida jam, tipo, patinka, kad jisai...
Kaip ir jau kalbėjom 100 kartų, jisai žiauriai greitai klimpsta viską, tai matos, kad jam tikrai tipo nefaina, bet Egidai šiaip matos, kad biški yra poch. Nu, matos irgi šitas dalykas. Tai dėl to ir gaila man biški, ar ne iš tikrųjų. Taip, naktį, problė. Ne, močias įsiskyrė. Čia tiesiog. Šventė. Iškart, naktį, tokį eilį. Šį kartą išbandysime vaikinų tvirtumą. Kiekvienas vyriškis turi paimti savo merginą ant rankų ir išlaikyti ją rankose kiek įmanoma ilgiau. Daugiausia taškų gaus ta pora, kuri ilgiausiai nepasiduos. Tai išlaikyti rankose pakėlus paną ilgiau, kas išlaikys? Nu, aš tai spėju, kad Monika išlaikys ilgiausiai, nes jinai mažiausiai ir Arnas sportuoja labiausiai gal. Tai čia man toks filmas dėl kitų, blet, nestatyčiau dėl kitų nieko. Atėjo laikas trečiai užduočiai, už kurią rinksite taškus, tačiau prieš tai turime pranešti svarbią žinią. Kaip žinote, į superfinalą pateks tik 2 poros, kurios surinks daugiausia taškų po visų užduočių. Tačiau projektą laimės tik 1 pora. Dėmesio, dėmesio. Superfinalo teisėjais tapsite jūs ir tik jūs. Kiekviena pora nepatekusi į superfinalą išrinks savo favoritą, skirdami jiems 1 tašką nuo poros. O Dovilė ir Eimantas spręs asmeniškai kiekvienas, skirdami po tašką pasirinktai porai. Tad dabar ypač svarbu lyderiams palenkti poras ir Dovilę su Eimantu į savo pusę. Juk kovojate dėl prabangios kelionės į karštąjį Egiptą. Kaip tai padarysite priklauso tik nuo jūsų. Lai žaidimas įsisiūbuoja. O užduotėlė laukia paprasta. Vaikinai turi atsistoti ant kilimo ir išsireikuoti vieną šalia kito. Po gongo vaikinas turi paimti savo merginą į rankas ir išlaikyti ją ant rankų kuo ilgiau. Daugiausiai taškų. Gera. Gerka, kur va toks galva, tu nahai, kur aš... Žiūrėk, žmogaus reakcija, ble. Vaikai kuo ilgiau. Daugiausiai... Siela paliko Gerardo kūną, eina, nahai. Ble, šiaip, dažnai, bus čia sunkiau užduotis, nerealiai, aš ilgai neprilaikysiu tos panos, tikrai, kad ir jinai ten kūda, nekūda, nesvarbu, bet, nu, neprilaikysi ilgai, nu, ta prasme, tikrai ne. Taškų gaus ta pora, kurie merginas ant rankų išlaikė ilgiausiai. Sėkmės. Dabar. Put your hands up in the air. 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 O ką tu norėjai pasakyti? Šiaip norėjau sakyti, kad... Ką ten Eimucha veikia? Eimucha. Eimucha gavo kur... Pakrovimą gavo vietos. Skaito, kur čia reikės pūst, pasimti krovinį, ble. Ble, tai Eimutis. Dievinu aš Eimutį, man jis pizda, man auksas yra visiškai Eimutis. Ką norėjau sakyti, tai kad aš tai irgi neimčiau ant rankų, aš arba tada ant nugaros kabinčiau tą žmogų, arba vat kaip čia austėja dar pati padeda biški. Tai va čia yra, čia gudresnis toksai variantas, tai visai realu, kad ilgiau gali išsilaikyti taip. Va kaip va, austėja Rokas ir Austėja nesuprato užduoties, nes jie tiesiog nemoka klausyti. Tai... Ai, ten prodisas pasakė, kad ne taip paėmė. Ok, nu tai gerai. Aš irgi reiškia nemoku klausyti. Atsiėmu savo hekus, tipo turi pakėlęs taip laikyti. Nu, supratau. Taip, santykiams reikia ne tik raumenų jėgos. 0 taškų. Mes su Austėja nelabai turbūt supratom, kaip reikia žaisti. Nes buvo ant rankų, atrodo viską ir ant rankų ir laikėm, tai išmušė šviežį Monikos pasakymas kažkokiam kaip su bežiniukais išgado, tai paskutinė akimirka turbūt ir suklydom.
Matas jau yra padevintų prakaitų. Ernestas taip pat padevintų prakaitų. Rankytės dreba, tam padidėja. Taip, pametė. Ernestas paleido. Ernestui akivaizdžiai reiktų daugiau pasportuoti. 2 taškai. Galėjau tikrai ilgiau, bet man yra išvarža nugaros, aš ten praskausmų šitą tai... Man patinka Ernestas, nes jisai kiekvienam dalykė randa bičas, kad kažkas jam yra. Ten dėl ko iškrito dantis, nes, blėt, jam ten kažkokia lyga ir. Tada dėl ko negali laikyti, išvarža. Ir Ernestas yra žmogus, kuris visada turės pasiteisinimą. Tai man dėl to patinka, Ernestas, blėt, visada žmogus ras ką pasakyti. Nu, šiaip reikėjo iš jūsų nedaryti šitos mano užduoties, nes dar labiau pradėjo nugaras skaudėti. Nepasiduok. Na, gerka, visas šlapias. Nepasiduok. Vsio. Matuzas pasidavė. Užduotis buvo ganėtinai tikrai nelengva. Prisipažinsiu, nesu aš kažkoks laikytojas, bet vis tiek... Laikytojas. Na, gerka, davai. Gerardai, stiprus tu ne tik lovai. 4 taškai jūsų sąskaitoje. Nu, tai kaip ir sakiau, norėsiu vis tiek laimėti. Nes... Blet, aš negaliu. Kur. Nu, sorry, blet, šitą tikrai dedu ant viršelio. Blet, Gerardai, lauksim komentaro po YouTube video, kodėl tu esi su šituo aprėdu. Man žiauriai įdomu. Tiesiog aš toks kovingas, azartiškas, tai... Ui, Monika, atsargiai, pabėgs. Razinka iškris. Na ir užduoties lyderiai Saldžioji, Arno ir Monikos pora. 5 taškai jūsų sąskaitoje. Tai gausite aš lengviausia, jis turbūt stipriausias yra, tai ir gausite, kad buvo labai lengva laimėti. Bet po to taip aš pagalvoju, labai arti veidai buvo. Aš tiesiog azartiškai norėjau laimėti, nes aš galvoju, tai yra fizinė užduotis, mano stiprioji pusė ir panašiai, tai nors va čia laimėjom, kur buvo akivaizdžiai. Nu, Monikutė, kokia čia fizinė užduotis tavo stiprioji pusė? Tiesiog buvai ant rankų, bičiai. Čia Arneliai visi, va. Saka, lėlėk. Arnai visi yra nuopelnai, Monikit. Jau tikrai net. Tavo nuopelnas būtų, jeigu būtum davus bent pirmą bučkį žmogui. Vieną paprastą tokį pakštą, kaip mama prieš miegą. Nors ir su mama kartais stipriau. Kol kas tai laimė, žinai kas? Tai Santas su tuo. Gerarda. Su tuo? Yra pirmoje vietoje dabar, o mes į antrą einam dabar. Gerka jau toks, kurio mafijos tėvas, odiniam krėslė sėdi, viskelį pompuoja. Kiniukai. Tai į finalą kliūsim, aš nežinau, ką ten apie Dovilį Reimantas sakė, nes jeigu Dovilį Reimantas turės teisę palikti kažką, tai tikrai nei vienas už mus nebalsuos. Dovilė musės skraido. Gal nusipraus. Aš tai turiu užsidėkimą. Aš irgi turiu, bet aš... Dabar mes turim šansą. Turim, dabar... Ble, kaip čia, bet, nu, matos ta trintis, kur tokie, kur Arnas, tai jisai žinau, kad tikrai bučiuotų, ta aš ne pistų laižeką 100%. Ir tokie, visada būna, atkreipkite dėmesį, tie tokie judesiai, kur lyg ir apskabint nori, bet ir tampai tuo pačiu tas šaunuoliai. Tai jis, nu grinai, žiūrėkit, čia yra pizda, žiūrėkit dabar. Mes užsilaikymą šiek tiek reikia. Aš tai turiu užsilaikymą. Aš irgi turiu, bet aš... Dabar mes turim šansą. Turim, dabar... Įdė, palanuoju, matau Egiptą. Ble, noriai. Nes mato su Meda biški gal atsipalaidavo, ne? Apskritai. Kad, nu, nes mato tą aršumą iš Santos. Jo. Nenori kovoti. Tai Monika galvoja, kad jie laimės Arnelio, ne? Nu, įdomu man, įdomu. Šansai laimėti iš tiesų didėja, tačiau yra vienas bet. Dalyviai tik dabar sužinojo, kad superfinale iš 2 porų laimėtoje rinks kitos, į superfinalą nepatekusios poros. Aha. Kažkaip ir triusi, gal čia... Bodis gal čia, aš nežinau, bet eik tupės, kaip užtraukti aukštai. Na ir čia prasideda didžiosios intrigos ir žaidimėliai. Juk kiekviena pora dabar vieni kitiems pataikaus. O veidmainysčių pasaulį, kur turi denies? Nu. Jeigu turi kažkoks sustėmis, nesibučiuojam. Niekas mums nepalaikys, nesibučiuojam. Bet tai pavyzdžiui, įdomu. Monikai šitą šou atvarė pasportuot, paėst ir tiesiog vis, ir tada padaužyti širdžių. Va.
tipo tašką, ta prasme savo tašką duoti kažką mane. Ble, dabar čia prasidės ką, tipo, taškų skaičiavimas. Mes nuo parų skirsim po tašką, o jie, kadangi, tipo, jinai nesuprant. Po tašką, ta prasme savo tašką duoti kažką mane. Bet aš nelabai supratau. Santa, ble. Yra poros, ane? Ir kiekviena pora turi po vieną tašką. Ir tada tos poros savo tašką tiesiog atiduoda už tą, kas galvoja, kad laimės, bet negali duoti tašką savo. Blet. Paprasčiau būti negali. Nu, aš nelabai supratau. Mes nuo parų skirsim po tašką, o jie, kadangi tipo ne pora, jie po tašką atskirai individualiai. Ačiū Dievui, kad Santa pagaliau. Turbūt tai įtakoja mūsų 4 miegojimas kartu. Nežinau, kaip mano, bet aš nusprendus. Gal Gerardas kitaip sakys? Jie dar čia turės diskutuoti, kas kam duos tašką. Juos, blemba, žinok, jis irgi žinok, įdomus, kartais nesuprasi, aš nesuprantu. Mano nuomonė, jie nusipelno vien dėl to, kad jie širdis. Aš, pavyzdžiui, su kiekvienu pašnekėjau, aišku, dėl Austėjos biškį gal, bet tarpais taip, sakyčiau, kad nuo širdį, bet Rokas... Kur Austėja šiaip dingus? Jau realiai 3 epizodą Austėjos visiškai nėra. Absoliučiai jos nėra, dingus be žinios. Įdomu, gal biški žmogus vis tiek telefonus turėjo, gal biški susiprato, kas ten vyksta, ką daro. Tikrai labai fainas. Šį gazą numetė, nes dingus absoliučiai trūksta mane šiaip. Nu, blemba, aš Santos vietoj, nu, tipo, ir tą pačią Gerardą jau patiek visko, nu, blemba, dar ir nelaimėtų, nu, tarsi vos neapsijukiant ant visos Lietuvos, ir dar, nu, ta prasme, čia blemba. Ką ten žiniasklaida, dar kažką labai pakilai akyse. Jaučiu visų čia, kas yra, kas žmogus, kas su tavim dabar susipažino, tu žiauriai pakilai akyse visų. Monika, jinai yra, man labai kas patinka, tai kad jinai labai savo erdvę vertina, o ne tai, kaip šiais laikais dažnas moterų yra toks dalykas, kad jos labai greitai atskleidžia visą save. Ir šokėja į sceną! Dar ką tik pasakiau, kažin kur dingus Austėja, man visai jos trūksta, bet žinokit, atsiemu gal tu. Gal atsiemu tuos žodžius, gal blėt ir netrūko, šiaip tai bendrai pagalvojęs ir paėmus, gal ir netrūko. Ir juokinga, Ernestas kalba apie panas, kur čia greit iš karto atsiskleidžia, kad čia Monika Malūnėts ir va, davai nach. Grupė patruliai, ble. Kada jaučiam irgimą, kadais juoda orgidėja. Nu, kartais pasirodo, kad toksai duetas mūsų gali ir susitaikyti su Ernestu ir kartais galim užtraukti. Dainą, sugroti juodą orchidėją, tai atkreipim dėmesį labiau į Matą ir Ernestą. Dar nebuvom iki šiol, tai buvo labai linksma. Netobulas mačas, o tobuli talentai. Laikas dar vienai užduočiai. Šį kartą dalyviai turės atspėti, kokio skonio saldainis yra merginų burnoje. Besibučiuojant, žinoma. Nu tai vėlgi, man atrodo, kad Monika... Blet, šiaip tai... Galėjot geresnės iš tikrųjų užduotis paruošti, prodėsai parašyti, nepykit. Biški reikėjo tiesiog internete panaršyti, YouTube, galima buvo užduotis fainesnės sugalvoti kažkokias įdomesnės, bet okei. Tai vėlgi, tada tęsiam apie Moniką, manau, not even a chance. Tuo metu stovi nugarą nuo merginos, kad nematytų, kokios spalvos saldainių mergina turi. Tuomet mergina turi jį įsidėti į burną tai čia vedėja, blėt. Ir bučiuoti su vaikinu. Jasna. Monika, blėt. Naują mymą turim, blėt, vėl. Jasna. Pažiūrėkit, atsuksyčiau dar kartą. Nu. Jasna. Vaikinas turi atspėti saldainio spalvą. Kiekviena mergina traukia 5 saldainiukus.
Kuo daugiau teisingų spėjimų. Spalva! Turi atspėti spalvą. Pagal skonį turi atspėti spalvą. Nu, klaida. Įsivėlusi. Tuo daugiau taškų. Kodėl nedavė moterį? Man tik buks, blėt. Pagrindinė problema mūsų buvo, kad ėjom pirmi ir taip pat buvom neapsipratę ir neįsiminę nei tų spalvų labai stipriai, nei tų skonių. Tai dėl to sunkiai ir sekėsi, buvo truputį gaila, nes būtume tikrai geriau pasirodę. Tie saldainiai beveik vienodo skonio iš tikrųjų buvo. Miško uogos. Ble, bet hebra, nu dabar biškai dar palaukit. Nu ar yra tikrai, nu sorry, bet ar čia yra normalu ir, tipo, adekvatu ir šiaip, nu, tipo, blet, nu vis tiek tie žmonės tau nėra pažįstami, nu, bet gerai, sakykime, viduje tai jautiesi saugiai, gerai, ten su visais jau vis tiek. Jeigu jau ten vienoj lovoje, žinai, ten gulėjo laižytis pizas ir taip toliau, bet žiūri žmonės, dabar su tas subinė pusnuogė tokia dar, nu, ne. Užsimerkęs, kai iš pradžių reikėjo ragauti, susiderinti, kad čia obuolys, čia citrina, čia dar kažkas. Manau, gal visai gerai sekėsi. Nu. Nežinau. Jie vis dar juda. Sakysiu, mane jau po truputėlį lengvai vimdo, kai jie ten čepsi, plepsi. Monika yra... Nu, kur, nu kaip, šiaip nuobodžiai, Arnas yra diskvalifikuojami. Dėl tų užduočių, ką sakiau, nu tai va, tiesiog biški irgi galėjo. Aš suprantu, kad reikia, kad laižytus visi ir čia būtų tokie šūdai, absurdai ir taip toliau, bet nu buvo galima kažką kitokio sugalvoti ir kažkaip kitokį approachą turėti ir galbūt prie, kad nors ir jie prie to paprastą bušką dabar, tai čia, nu, tipo, kaip realiai užduotis, taip Monse su Arnu žino, kad tikrai gaus nulį ir... Nes tokių bučinių dar nėra tekę matyti. Jasna. Čia ne koks inovacijų klubas, o paprastas žaidimas su aiškiomis taisyklėmis. 0 taškų jums. Tai bandžiau suktis iš situacijos. Jasna. Bet, nu, tokias užduotis duoda, nes, nu, tą patį vakarais daro. Tai kodėl to nepaversti užduotim. Ir tada mes turim pasverti, kiek mes norim laimėti ir kiek ne, nu, tai... Birspydina vėl, spjauna burną. Nu, aš noriu vis tiek. Man išlaikyti savo orumą yra man jau laimėjimas. Okei, dėl to tai man respektas. O, Ernestui šitiem ir tai... Egidijai ir toliau nesiseka. Egidai irgi pusnuogė čia. 1 taškas. Man atrodo, kad tiesiog per vitaminų biškai per daug, tai skonio receptorių nebėra jau. Alkoholį per daug, okei. Atiduok. Matai ir Meda. Wow. Visi 5 taškai. Prašau, kokie... Mokate skaityti vienas kito mintis? Degustatoriai. Ką mes čia turim toj lentelėj, kur visiškai neaktuali ir neįdomi, nežinau, kam šis reikia tokių lentelį, bet tarkim, 15 gerai, čia 15 aišku, Ernestas Egidija Pitakas. Monika vis tiek kažkokiu būdu su Arnu turi daugiau taškų negu Ernestas Egidija, kurie viską daro. What the fuck, nesuprantu kaip. Visi pisos naktį dėl to davė užduotis laižytis, nes jums čia pasibičiniai nieks nereiškia, tas pats, kas laižas. Monika, kokie įniršus, kad tipo tokios užduotys. Nu, aš sąlyginai suprantu, tipo, jo, gal ir ezina, kad skatina tai daryti tokius dalykus, kurie visiškai prieš to moralę eina. Meanwhile, jaučiu šitą epizodą, tai negausi pinigų vien dėl to Austėjos subinės, blėt, iš YouTube. Kurva. Čia gaunasi... Šiais metais tiesiog rimčiau. Nu, ir gaunasi toks tai, kad tas bučinys lygų nieko. Man bučinys yra vienas iš svarbiausių gyvenimo dalykų, o kitiem yra paslaidžiu vienas su kitos. O man įdomu, atsiprašau, kad dar pirmas tobulas mečas, kažin, ten buvo irgi panašaus levelio, kad žiūrėt pirmą, parašykit komentaruose man. Ar iš vis apžvelg gal reikėtų pirmą mečą irgi, bet kažin ar jis vertas. Nu, parašykit komentaruose, verta, neverta ir ar norėtumėte žiūrėti pirmą tobulą mečą. Monika nepatenkinta anei Doviliuku, anei užduotimi. Ir Dovilė čia vadovaujasi, jis tą, ble, taip, what the fuck. Sako, o, tai čia atsiskaitys, nu tai galvok, ne tu darai žaidimą ir... Maladėt. Dėl Dovilės maladėt. What the fuck galvo, ble, ir tai tie stresai čia dar aiškina. Nu, blema, nu nepėkit, bet nu, aš negaliu žiūrėti tas dvi moteris.
nu... Ne veltui kartu filmavęs, paskui mačiau ten kažkokiam serialė striptizo šokėjas vaidino. Stulpo sukosi. Neblogai. Nieksgi neduos vest laidos tokiam žmogui, jeigu čia bando parodyti, kad aš čia galiu, pocho visiems bus. Toksai, kad, taip panaip, kas man tokia, kad man sakytų, bet aš nepykstu, aš suprantu jos poziciją, jinai tokia, jinai nori dabar pasirodyti, bet man, sakau, man tikrai nevadovaus, man pinigų nemoka, man algos nemoka, man įtakos jinai nedaro. Tai... Nemoka vis. Gal aš atrodau tokia valdinga, nes aš turiu ką pasakyti. Ir jinai sutapatina tą laiško skaitimą, kad, čia Dovilės taisyklės. Čia nėra mano taisyklės, čia tiesiog yra, kas mums ateina į pašto dėžutę, tas yra ir perskaitoma, taisyklės yra lygios visiems. Jeigu norisi kautis dėl prizo, dėl kelionės į Egiptą, tai... Tipo, jinai visą čia protą pateišina, kur pati atėjo iš karto, žinau, kad su nieko nesumečins ir dabar čia likus nemokamai valgo ir geria ir dabar jinai dar pisa protą, kad taisyklės visiems lygus ir čia visi pašaltų na. Vadinasi, reikia ir daryti. Tai tu ir daryk, visiems taisyklės yra vienodos. Nenervuok manęs, tu, blė. Bet sakau, mane biškai subindė, kai pradėjo tik visi laižo. Nes tokie garsai, tokie kaip... Toks, man buvo toksai, tarsi. Ar realis toks, gal ir višinėru. Kur pats tikrai mintyse galvoja, blėt, kaip aš dėčiau savim ir toks, Monika, Monika. Aš nesu kažkokia, kad nenormali, kad tipo... kad man nereikia santykių ir man ten nesinori pačiai bučiuotis, aišku, kad norisi, pas nergi yra tie dalykai gyvenime, bet... Jie taip pabūm, taip. Ta prasme, gal kai tai yra labai private ir tavo vieną dalyką, žinai, tai kaip kitai visai, kad čia publish dar kažką, atrodo, nebėra čia jausmų. Monika, žodžiu, jausmų žmogus. Darbas, kad uždėts. Nes tai... Ne šiandien tai balsuos jums tėtis, manau. Kur vėl Monika galėtų pasireikšti. Taip. Bet tiesiog, stum pradėjo žiauriai. Dėl to gal... Aišku, mes čia pristumėm žiauriai, bet tai... Mes visi atvarėm bairių daryti, esam jauni, suprantam biškai kitaip gyvenimą. Blet, Gerardai, aš tau pasakysiu, jeigu nori nuoširdžiai mano nuomonės, tai tu gyvenimą supranti nebiški kitaip. Tu jį supranti labai kitaip. 300 šiam laipsnį pastoja viskas yra. Mes gyvenam, galva į viršų, tu galva į apačią. Tu vaikštai, kur apsivertęs. Pastoja visai kitaip, žinok, viskas yra. Tai čia taip sakyčiau, jo. Bet žmogus supranta, kad biški kitaip vertina viską. Monika čia labiausiai angelėlis iš visų iš tikrųjų. Jinai atrodo tas... O tai pala, o prieš 2 čia dienas ar 2 epizodus jie nebuvo, kad čia viens kitos supyzdino. Kas čia per vampyras įkando gerkai kaklą? O jie nebuvo, kad čia viens kitą tipo pyzdino ir dabar jau draugeliais vėl... Visas, kaip jinai bendrauja, kaip jinai elgesi, toks angelėlių įvaizdis, bet iš tikrųjų viduje jinai gan strategiškai ir tas angelėlio įvaizdis jisai toks apgaulingas ir nereikėtų ant to pasimauti, manau. Okay. Meda pati pirmoji pastebėjo, kad Gerardas jau strateguoja dėl superfinalo. Ar jam pavyks visus palenkti į savo pusę? Dar pamatysime, bet tikrai yra tų, kurie nenuoširdžiai. Šiaip realu, kad Gerka yra žaidėjas ir dabar jisai bendraus su visais, iš tikrųjų, kad ir su to pačiai mučiu ir norės to taškelio. Duma permato kiaurai. Žinai, kas man patinka, kad mes kai viens į kitą pažiūrim, suprantam kai ką, labai daug ką, ne? Nereikia kartai, žinai, kažko neatsakyti. Bet supranti, plėt, tik yra apie tą santarą, apie austėją, supranti? Biškai. Karo, man atrodo, rokelis. Iš to žvilgsnio tai tikrai atrodo, kad nahu nieko nesprato. Ką Gerka nori pasakyti, aš suprantu, kad jisai nežiūri šiaip rimtai į šitas 2 personas ir kad
Tiesiog buvo one night standas ir bus one night standas, kuris truko 9 dienas. Aš taip šitą jo interpretuoju visą pasakymą, bet nežinau, Rokelis tą turėjo, ar suprato, kas turėjo meni, bet juokinga, blėt. Bet žinai, ką mes turim padaryti? Vieną koaliciją, dar kitą. Politikas. Kad aš stengiuosi, kad jūs laimėtumėt, o tu stengiuosi, kad aš laimėčiau. Mes su Gerardu, jo, mes nuo pat pradžių pasidarė esam. O tai kaip čia gaunas? Jeigu jisai stengiasi, kad tu laimėtum, o tu stengiasi, kad jis laimėtų, tai vieni vienus šešins, kitus šešins ir persipils tie balsai ir kaip čia, ir tada nieks nelaimė, kaip čia nelabai gera koalicija, blėt. Varkė tai hujovo labai. Laikom visą šou. Varkė labai hujovo. Ir apie koalicijas gal ir kiti, aš nežinau, yra koalicijų susidarę, bet manau mūsų yra su... Koalicijų jau... Rokelis sunkiai. Rokelis sunkiai tą žodį net ištarė, blėt, jau Gerardas. Gerardas įkišo į galvą ir dabar koalicijų susidarė yra. Rokelį, tiesiog sakyk, sąjunga, susitarimas, paprasčiau bus. Aš tai to galiu tik tiek pasakyti, kad jeigu balsuosim, ir turbūt porom balsuosim, tai reikės vis tiek susitarimus daryti. Pavyzdžiui, aš, tarkim, jeigu tam sutarčiau, tarkim, kad jūs balsuojat už mumis, o mes už jumis. Tai po vien dėl to, kad bet kokia atveju, žinai, namie. Bet čia, žinai, čia ir ant Pala. O tai kaip tu balsuosi už Eimutį, jeigu jis net nėra poras su Dovilė? Ir tipo Eimučiai net nekyla šitas klausimas. Čia Eimučiai prientokio sakalas? Pala. Sakalas, kurvas, sparnus iškėlęs. Blet, koks geras. Wow. Tikėjimo, čia gali būti su kažko susitarsi apie paskutinę sekundę. Kitą balsą. Tokiais dalykais. Čia aš sakau, vakar supratau, kad nei vienu čia negalim pasitikėti. Dingo, žiūrėk, sakalas nuskirdo ant tokio. Specialiai bendravau labai su daug žmonių ir stengiausi jiem pritarti. Tam, kad tiesiog nesgalvojau, kad gali būti kažkada vėliau toks balsavimas. Ir dabar mum nebe... Egipte šiaip su šituo aprida Egipte visai dailiai žiūrėtus Gerardas. Kur? Blet. Tiktų būti Egipte su šituo tikrai. Reikia nieko daryti ir jie supranta, kad mes turime didelį advantažą prieš kitus, didelį pranašumą ir dėl to turbūt irgi nerimauja, nes supranta, kad gausim daugiausiai turbūt taškų. Jeigu, pavyzdžiui, dvi top poros būtų, tarkim, aš ir... Bet ir Meda kažką jaučia. Močiuosi Dievo, nejaučiau jokios, tipo... Jaučiaus kiekvieną, jeigu jie laimėtų. Žinai, man nebūtų gaila laimėjimo, sakyčiau, aš nesižiūrėjau. Nu, bet ta kita pora... Jo, aš... Man yra visų pirma negražu, kai žmonės tiesiog bando nuteikinėti žmonės, kad balsuotų už juos. Tai gal nenuteikinė gal? Ne, aš tą girdėjau tiesiog ir aš tą žinau, tipo, kad jie nuteikinėja, kad jie bendrauja, kad jie čia savo Gerardas, balsuokit čia už mus. Nu, tipo, man tai nėra gražu. Manau, kad tai nėra tikra. Aš nemanau, kad jie yra tikri ir aš manau, kad jie tiesiog siekia kažko savo. Tuo labiau, kai šiaip aš žinau daug daugiau pokalbius, tipo, ką, pavyzdžiui, pats Gerardas kalbėjo tai anksčiau. Jeigu kol dėžės nelaižė jai, tai nebuvo taip. Kai bus, tai bus. Tiesiog norėčiau, kad aš už teisybę. Nu, blet, Medas, ta savo teisybė, tai čia irgi, žinai, tu esi sukčius. Tai nežinau, kokia čia ta teisybė, kur tu jos ieškai, bet Meda, kaip matot, vienareikšmiškai nenori, kad Gerka laimėtų su Santa Marija. Aš nemanau, kad jie yra tikri ir aš manau, kad jie tiesiog siekia kažko savo. Taip. Aš tai esu įsitikinęs, kai laimėjau. Savo skaičiavimus, aš su visais pabendravau, su reikėjo, viską išsiaiškinu. Būtų močias su tėvu, būtų, nežinau, Austėjus su Roku, džiaugčiaus belenkaip. Nu, bet tokia pora, kuris bando pateikinėti prieš mumis, tipo kažkaip, kad čia balsuotų. Nu, man jau iškart, tipo, sorry, bet jūs netinkat. Aš kai nugirdau, kad... Bet čia irgi yra žaidimas, hebra, sakykit, ką nori, čia yra žaidimas. Meda irgi dabar žaidžia žaidimą, tipo, susisodinus visus aplinkui save, paėmus visų dėmesį ir dabar, tipo, irgi, jinai realiai daro tą patį, ką daro Gerka, tik tai jinai ne po vieną vedasi, o jinai visiems, tipo, dabar sako, kad jisai čia negražiai daro, kad prašo balsuoti už jį, tai realiai ta pati situacija, tik tai kitaip
viskas yra, bet tipo ta pati situacija. Tai aš nežinau irgi, kiek čia ta teisybė ir... Gerardas tiesiog eina ir su kitais namo gyventojais bando tiesiog palenkti su savo pusę. Tai nežinau, mano nuomonė tai nėra gražu ir sąžininga. Bet šiaip dabar dar atėjo galva greitai, kad iš tikrųjų, manau, jos yra veiksmingesnė daug, ką jinai bando padaryti veiksmingesnis jos visas tas dalykas, nes dėl to, kad kai tu esi biški tipo kontraargumentuoji toksai, atgal tipo puoli ir esi biški aukos vaidmenyje lengvam tokiam, tai lengviau paims simpatijas kitų yra iš tikrųjų, nes tipo Gerardas pirmas dėjo žingsnį, tai parodo, kad jis yra įžulus ir jisai specialiai nori laimėti, o dabar jinai deda tokį atgalinį žingsnį tipo ir jinai tokia biški lyg nuskriausta, kad čia bando kažką supriešinti ir kad jis negražiai elgėsi ir jinai tokiu būdu laimi šiaip prieš Gerardą šitoje vietoje stipriai laimi, aš manau šitą versiją, jos būtent ta versija, ką jinai daro, yra daug sėkmingesnė ir geresnė iš tikrųjų tame laimėtojo kely į tą blėt Egipto jobaną. Aš manau, kad tai turėtų būti natūraliai, kiekvienas turėtų tiesiog nuspręsti, ką jie labiau nori palaikyti, o ne bandyti kažką tokio daryti. Tai aš to nedaryčiau. Slidi laputė, blėt, tokia. Gerardo žaidimėliai tęsiasi toliau. Dabar mes turim padaryti taip, kad Monika suprastų, kad jie ką tik Meda melavo, nes taip ir yra. Tai dėl to tik tais papildomas žmogus. Blėt, kaip nes jie... Neaišku, kiek meluoji, tu pažinai. Aš galiu vapšė šiandien nešnekėti. Kuo? Teisingai. O bet būčiau duosi. Taip. Tik tokį? Nu dabar taip. Dabar, žiūrėk, yra darbas dabar yra. Tu manęs nedarbinti. Gerardas. Nepasakojam, Dovilį, su Eimantu jie patys pasirink, bet... Patys pasirink. Viskas yra gerai, tik tiek, kad žaidimus gaunam. Gerai. Strategijų mes jokių neturim, bet aišku, aš jaučiu juoko formą bando, nes... Aišku, kiekvienas turės pasirinkti, kas čia šiam projektui laimės. Eimantą Dovilę turim, realiai, bet neaišku tada... Nesvarbu, ką turi, neturi, nesvarbu. Dar yra Rokas tipo, kur tikrai, o ten kaip nuspręsti, taip nuspręsti. Bet esmė tam dabar yra, kad tipo šitą šou nesitęstų, nes dabar melus, belekiek, darys viską. Šiandien yra svarbiausia diena, kai mes turėtume dabar vaidinti viską ir sumanipuliuoti taip, kad mums geriausiai būtų. Tu prižiūri šiandien mane, o aš pavargus. Bet nebegerai, absoliučiai, va šitą pabaigiam, šitą viskas. Ir įsipilam paprastą sultį. Tikrai, nes tada pradėsim patys girbauti, negalim taip daryti. Kadangi visi norim... Blet, kaip Gerardas Hebra nori laimėti. Bičas net alko nebegers šį vakarą. Tokį žaidimą žaisti ir manau, kad Monika būtent ir pakeitė truputį nuomonę apie save, nes Meda lindo prie jos visokiais būdais ir prie Arno, kur seniau tikrai visiškai nebendravo ir dėl to reikėjo paskleisti informaciją ir truputį pamanipuliuoti. Nu, blemba, okei, žaidimas įsisuko geras šiaip. Blet, politikas, teisėjas. Šiaulių meras, blet. Nors dalyviai pradėjo entuziastingai ruoštis vakaro temai, kur visi turės tapti žaviais dėdukais ir bobutėmis, viską Nu tai Ernestui Regidai realiai nereikia nieko, ne? Realiai. Ernis Agida tikrai galėjo, net Maikės nepasikeis, galėjo taip, kaip yra ir būt buvęs, zaibys viską. Traukė netikėtas Monikos ir Medos konfliktas. Svarbiausia, man bus, aš būsiu laiminga, jeigu tu būsi laiminga. Nu, aš jau čia tikrai nesu laiminga, nes, sakai, net mūsų nepalaikytum. Ką aš sakiau? Taip sakai, ir matos ir jūs, ir žgom, blemba, tai čia viskas netikra. Aš kaip tik sakiau tave palaikyčiau. Ne. Pasakai, kitus palaikytum. Man nieko tokio, bet tiesiog man nieko, tai aš nepykstu. Nes jūs nedaro to, ką kiti daro. Dėl ko jūs palaikyti. Taip, bet mes galvojame, kad mes draugai nuoširdžiai realiam gyvenime. Man nėra dėl ko pykti. Jie žino, kad... Tu tik dabar prisijungi, nežinai, kokį mes ryšį turim jau. Nežinai. Aš irgi jūsų nepalaikyčiau, nes jūs nieko nedarot, ką žinai, ką aš sakiau. Ne, bet mes nebendravom, mes visai kitą ryšį turim jau. Nežinau, iš kur tu tą išgirdai, Monika, bet nebūnė. Šiaip kaip tik aš tave įtraukiu visą šitą. Aš vieną porą išskiriu. Ne, man nieko to, kad nepalaikiu, nes čia tik 10 žmonių ir aš turiu realybėj draugų. Monika kibirkščiuočia šiandien. Ne, aš nepykstu, viskas nieko tokio, mes prieš kelias dienas net nebuvom pažįstami. Tu neprivalai.
Prieš kelias dienas. Realiai jo, mes su Mantu aną kartą sakėm, kažin kiek tas projektas vyko, 2 savaitės, tai pasirodo, jeigu aš esu teisus ir žmonės komentaruose rašė, kad šitas projektas vyko tik tai 9 dienas, ta prasme. Jisai vyko 9 dienas. Čia per 9 dienas, hebra, tiek gazo buvo pista, tiek buvo dzindzių prilaižyta, tiek visko pridaryta per 9 dienas. Wow. Wow. Šiaip tai wow. Kaip pamastai, tai yra kosmosas. Ten būtų su manim draugė ar dar kažką. Bet neprivalo, nieks neprivalo. Dėl to šį vieną man greičiausia tai, kad tu taip galvoji, nes aš nuoširdžiai sakiau, kad aš jūs palaikyčiau. Gali būti, kad kažkas kažką pasakė, aš nenustepčiau, nes jinai netikėjo, kad jinai net netikėjo tada, kad mes tikrai jos palaikytumėm. Tai kažkaip mane tas gal nustebino. Sakai, pirmą juos palaikytumą, tada jau vardint pradėti tiesiog visus išėlės. Aš tiesiog išvardinau tos, kurios palaikyčiau ir pasakiau tai, kad niekada netoleruosiu to, kad palaikyti tai, kas yra netikra. O, Egida, kas čia tikra? Aš manau, kad netikra yra. Aš manau, kad čia viskas netikra. Pradedu taip galvoti, nu aš nebetikiu. Prašau, negalvok nesąmonių, gerai? Monika, tikrai man mūsų draugystė yra svarbesnė. Ir nesakyk taip, kad jau prieš kelias dienas aš nepažinojau. Aš be galo džiaugiuosi tam susipažinus. Ir jeigu ne tu, aš nežinau, su kuo aš būčiau sėdėjus daugiau ant sofos ir žiūrėjus televizorius, kokias nesąmonės daro. Ne. Blebi, čia tai toks konau. 3 B klasės mergaičių pasikalbėjimas per pertrauką. Tai tu su visais bendrauji. Ne, aš tave myliu, aš labai džiaugiuosi. Mes nesivažysim, mes nesimylėsim čia ir taip toliau. Ir dabar kol kas eina protas link to, dėl to, kad jie patys jį taip suformavo. Viską aš tą suvokiu, man tinka. Bet man buvo, ir sakau, tas, kad vienas duos balsą, tas jau įtakos nedaro. Man buvo svarbiausia, tai, man buvo labai jautru tai, kad aš tikrai nuoširdžiai galvojau, kad dabar ignoruoju, kad, ir toksai, kad tiesiog žmonės yra žmonės. Aš būsiu už tą porą, kuri yra tikresnė, negu ta pora, kuri yra apsimetinė. Kur aš tik manau girdėjau, ką Gerardas šnekėjo apie Santą, kad tai nėra tikra. Tai apšė nėra tikra, tai yra tiesiog vaidyba. Bet jeigu reiktų rinktis tarp tavęs ir ten dar kažko, Monika, tau net neturėjo tokios klausimus. Pasižiūrėkime, kaip ten buvo iš tikrųjų. Ką tu favoritų laikai savo porose? Favoritų? Rokas Austėja. Aš už teisybę ir dievulės žino, kaip yra geriausia. Iš pat pradžių jinai medut. Turėtų keletą variantų, bet po to, kai nebuvo taškų, jinai tiesiog buvo su Matu ir kai atsirado vėl taškai, ji pradėjo manipuliuoti tiesiog ir žaisti. Aš nuoširdė, aš atvira. Oi, tai čia vis tiek mes dar svarno tarsimės, ką, žinai, čia vienas sprendimą nepriimti. Aš tavęs nieko net nepušinu, nes tiesiog klausykis savo širdies. Ir negalvoju, kad tu man tikrai esi draugė, tapai ir manau, kad ne šiaip savo mes šiandien savo pasidėjom ir šnekėjom. Tiesiog. Nežiūrėkit į mano krūtinę. Nežiūrėt, visi gerai, užsidengėt. Man patiko, kad Ir Dovilė Reimas ir dėl to, kam reikia dabar? Gerai. Jaučiu, jie ir nulems viską. Tai nesvarbu. Nieko nenulems. Čia dabar uždavinys yra. Mes tiesiog įsiveršime į priekį. Vėl. Arba ne. Jeigu tu nueisi ir šnekės ir susireikšim. Gerka randa. Vėl gal dėžę valgė, blėt. Šilką traukia iš tarpdančių. Mažiau šnekėti čia reikėtų visiems. Laikas dar vienai užduočiai, kurios tikslas, kad sutaptų kuo daugiau atsakymų į senolių paruoštus klausimus. Šioje rankinėje visa senolių patirtis. Lietuvių liaudės išmintis byloja, kad... Kurva jau mažiausiai, ko norėjau šiandieną. Tai, blėt, kad Dovilė vaidintų savo talentą, rodytų būnant močiutė kažkokį. Nugyvens ilgą ir laimingą gyvenimą kartu. Gyvens darnoje, pasodins medį, pastatys namą. Šiaip, žinokit, pasakys nuoširdžiai. Tikrai prasukčiau, blėt, tą Dovilę dabar. Iš vis prasukčiau ir Dovilį prasukčiau. Bet vien dėl jūsų paliksiu, kad suprastumėt, kas vyksta. Bet šiaip tai, žinokit,
Persukastas dantis, aš jums sakau, persukastas dantis. Mama susilauks vaikų, užaugins vaikus, kartu pasims, o tada numirs. Taigi, jūsų tikslas, kad sutaptų kuo daugiau atsakymų, kiek surinksite vienodų atsakymų, tiek ir gausite taškų. Grožis ar protas? Nu, blemba, žiūriu, nei vienas, nei toks. Grožis ar protas? Kas prakalba? Kas prakalba, sako, gerk. Maladėts, Gerardai, maladėts. Blet, grinai, Dovilį komentuot apie grožį ir protą. Čia ir taip, Santa ir Gerardas vienas kitą pažįsta kuo puikiausiai. 4 taškai. Kola ar Fanta? Fanta su zingeriu KFC. Nes kas geria kolą yra va, matot kas? Ačiū tau. 3 taškai. Misionieriaus ar Jonivaršaus? Misionieriaus ar Jonivaršaus? Rokas ir Austėja atsakė į visų... Kur jau neatsakysi tokį klausimą, ir bandyta, jau ir padarytas testas. Visus 5 klausimus. Wow, 5 taškai. Wow, nesitikėjau, tikrai buvo labai džiugu, labai... Faina. Egidija ir Ernestas džiaugiasi. Bet realiai, hebra jo, žiūrėkit, nieko nedarė jie iš tikrųjų. Nei perukų, nei kažko, Ernis akinius, kažkokius iššovė, bet šiaip nieko nedarė, bičiai. Kaip sakiau, taip ir atėjo realiai, vašvarkų užsimetė ir ramu. Kukliais 3 taškeliais. Monika ir Arnas taip pat vienas kitą pažįsta trejetui. Neblogai. Seksas per pirmą pasimatymą ar seksas po 6 mėnesių? Ar tikrai čia jiem šitas klausimas? Ta prasme, seksą Monika net po 6 mėnesių nesipistų. Kas čia per klausimas, bet? Ta prasme... Arnelis jau... Davė čia tokį klausimą, kur visi žinoja. Realiai, jo, šitą atsakymą tikrai visi žinoja. Ką, toliau strategijos? Meilė, kiek taškų? 3? Jo, šiek 3. Arnas galvoja, kad reikia spėlioti mano. Jis sakė... Blet, kaip meda lenda. Ai, kaip jinai akivaizdžiai lenda. Bet aš manau, kad Monika jaučia, jinai spranta, nes jinai tokie piškis saugos, atrodo, ar neprisileidžia taip paprastai jos, nes... Meilė, tai 3 taškeliai, meda tokį... Pirmą atsimenat seriją, ką sakiau, kokią man atrodo meda. Tai ir va, ir pradeda lysti, įla iš maišo. Jo, bet čia reikia taip, kad abiem tiktų. Tarsme čia tiesiog vos nekas sutaptų ir gaunasi tai, kad dar būtų kokie 2 sutapę, nes jis kitaip suprato užduoties. Sakau, tu neišgirsti užduoties, nes jis suprato užduoties. Jis galvoja, kad reikia spėlioti mane, kas man patiktų, o iš tikrųjų reikia tiesiog sumečinti. Va čia sutaps ar ne? Aš kol kas tokia truputėlį jaučiuosi, man irgi čia yra sunku ir toks aš kaip, noriu labai laimėti, aš pratusi laimėti. Bet tu nelaimėsi, Monikutė, nes, realiai jūs užduotys ne jums tiesiog skirtos. Ne jūsų čia kaltė, viskas okei, bet tiesiog užduotys neskirtos jums. Žiūrėjau, faina, toliau po projekto sutikti ir žiūrėti, kaip yra iš tiesų. Aš nemanau, kad tu čia kažkokį išgailėšti ar kažkokį gailėtum, čia man ne to reikia. Man reikia tas žmogus, kad man patiktų, aš su juo bendrauju ir kad aš jam patikčiau, jis nori. Grinai, blet, Berns 5 ryto klubaskė, čia aš namergi. Tai... Aš sakau, ar tu man patikim? Tu manai, kad tu man patikim? Tu manai, man patinki, sako. Aš taip manau, bent kažkas, kad panoras yra bendrauti, kad... Blejau, prieš išvažiavimą dar Monika tokius egzistencinius šiandien klausimus bičių išduoda ir šiaip tipo nieko neveikia ir klausia, ar tu galvoji, kad tu man patinki. Vargšas Arnelis iš tikrųjų. Kažkiek, nežinau, gal nėra toks stiprus, nes dar per mažai laiko, bet tada aš ir sakau, kad to žiūri faina, toliau po projekto sutikti ir pažiūrėti, kaip yra iš tiesų. Oi,
Nežinau, ar ne, ar čia jums pavyks kas po to projekto. Kritikos strėlės skrenda ir į Ernesto daržą. Įtampa kyla. Pažiūrėk, tik kažkas ir kažkam sekas, kažkas daugiau dėmesio, gal aš kalbėjau iššerė. Ta pati ir man, tarsi prieš moteris. Net prieš moteris. Kai kur neturėtum būti vyras, kur tipo, vis tiek silpnesnė lytis. Ble, Monika baisiai čia dabar griežia dantį ant visų šeilės, nes jinai yra tiesiog, jeigu jinai yra tokia azartiška ir psichiškai mėgstanti laimėti, pažįsta tokių turiu žmonių savo irgi pakankamai artimam rate, tai tada jau jinai dabar dėl visko griežia dantį ant visų, nes jinai supranta, kad jinai tiesiog nelaimės ir kad turės nusileis kažkam ir pralošti. Nėra to tokio stiprus feminizmo ir jis net iškart tą patį ant manęs darė 3 dienas, bet čia nenormalu, čia yra savim nepasitikė. Ta prasme, jis jau galėtų gal susigraužti lagaminus ir pysint va dabar. Taip, kaip jis bendrauja, man to nėra labai legalu. Taip, tu negali įžeidinėti kažko, kažkaip vadinėti. Ir dar yra toksai dalykas, kodėl jis mane pačioje pradžioje, nes pavydi. Bet yra toks keista, aš toks vyras, aš moteris negalėčiau niekada bet reikia skaityti tarp eilučių. Jeigu moteris yra stipresnė, geresnė, protingesnė, viskas jis ant jos varyt, tam, kad ją sumenkint, tada gal jinai nebus tokia gera, nes jis pavydi. O dabar truputėlį grįžtam į realybę. Bachūrai, ta prasme, kol aš matau jūs, čia ne tau, nes tai nes tu tyčiojasi iš kitų, ta prasme, per daug. Mes dabar su Monika pakalbėjom ir kažkas turi tart žodį. Ir ta prasme, čia jau tikrai negražu. Aš kažką sakau, Monika kažką sako, tu kaip Kirminas bandai būti aukščiau. Ta prasme, Kirminėlis susideš. Mada, dabar čia nejokai, gerai? Eik tu nachai. Meda, dabar čia nejokai. Kirminėlis susideš. Mada, dabar čia nejokai, gerai? Jo. Ir pavyzdžiui, jūs vaikinai, jūs kažką turėtumėt, jūs matot, kad jis absoliučiai negerbė moterų. Aš tai pasakysiu atvirai, gerai, šitam name, čia mes gyvenam uždaryti, čia mūsų tik 12. Ką tu prisipratot, tu vapšė esi čia 4 dienas tik tai. Bet yra ne šitas namas, yra visas pasaulis. Ir Ernestas gal, jisai kur sukasi kokiam rate, gal jisai pratęs, kad pasaulis sukasi aplink jį. Kol kas. Kol jam tik 30. Nepaisant to, kad jis atrodo 45. Juokėsi puodas, kad katilas juodas, blėt. Viskas, ką jinai sako, jinai galvoja, kad pasaulis šiaip sukasi aplink ją irgi. Ir dabar, Eik, sunažai, nu ką tu, kurva, aš ne... Kurva! Kai sakau, jam bus 45-50, jis bus su pilvu pražilęs ir plikas. Tai pražilęs ar plikas? Nes būti žilam ir būti plikam yra dideli skirtumai. Šiaip jis dabar yra su pilvuku ir yra žilas, tai... Ir tada supras, kad blemba, gal gyvenimas vis dėlto nesisuka aplink mane ir bus jau per vėlu. Atsipalaiduoki. Ką tik jinai čia... Eik tu nachui. Pašol. Maladės, maladės. Už šitą maladės. Atsipalaiduok ir nudžiugink. Pašol. Rubrika Gerardo intrigėlės iš į... Va tokį jinai gaidos adėjo. Karalienė, bret, išmušė plastikinį puodelį žmogui iš rankų. Pas save taip. Na, bent jau susitaikėte. Kas? O dabar Egidijos protrūkis prieš Austėją. Bet tu negerbi savęs. Tu vieną pajudinti savo šikną, parodyti kažką. Pripisas jau. Bet niekam neįdomu. Kitas dienas. Ama šik. Niekam nebeįdomu yra tai. Niekam. Man. Bet tau atrodo įdomu. Gana gal šikną savo rodyti. Nu, kažkam gal tai bus gražu. Bet... Negalvojau, kad tai pasakysi, bet Egidija maladės. Maladės. Už šitą pastabą Egidiją vertinu. Pakeliu iki 3 jos. Balą bendrą. Maladės. Tiesiog tu turi save gerbti. Jo, nori dar? Aš galiu tau dar parodyti. Ne, man neįdomu, žinai. Nori dar? Aš galiu tau dar parodyti. Iškirtusių Dziunzi detektyvas eina į darbą.
Aš jums negaliu rodyti šito dalyko, nes YouTube'as supyks. Čia, kad šitas stop kadras ilgai stovės, supyks ir neleis vidosą paskui naudočiau, bet per tą vadinamą stringų siūlę yra pabėgę. Vėl. Antrą kartą. O, trumpai parodau. Man neįdomu, žinai. Tverkinsiu, tikrai nesustosiu. Tverkinsiu, tikrai nesustosiu. Nu, kur man... Aš dabar gailiuosi, kad aš nepaleidau merčo iš tikrųjų, nes jau baigėsi epizodai, nebebus aktualu, bet iš frazių čia kažkokių galėjau tiek merčo pridaryti, nes tverkinsiu ir niekada nesustosiu. Austėja. O jeigu kažkam nepatinka, nu tai gali ir nežiūrėti. Kiek tau metų yra 22? Man 20. 20 metų. 20 metų žmogui, va. Taip, nu, aš 20 būdamas susiradau darbą, buvau skrydžių palydovas, mokinausi kolegijoj, studijavau reklamos vadybą, bandžiau dėlioti savo gyvenimą kažkaip. Čia 20 metų tverkinau ir tverkinsiu. Ir telikė tiesiog taip pat, va taip. Kaip Gerardas sakė, mes į pasaulį žiūrim šiek tiek kitaip. Nu tai taip, parodykim, pakrūtinkim savo šikną ir ką darysi. Negerbė, nei tai, kas tave pagimdė, nei kas tave pagimdė, nei kas tave užaugino. Mama, nepyk. Respektas. Aš tiesiog horny. Mama, nepyk. Okay, nahui. Okay. I can't fucking take no more. Neturiu figūros, bet yra tai, kad pas tave yra celiulito daugiau negu pas mane. Okay. Ja, viskas. Okay, fucking. Okay, bitch. What the fuck? You fucking say that I'm not fucking respecting. Kur amerikietė, jinai atsirado, blet, kai įtūšta, Austėja pramuša angliškai šnekėt, matai, va, fucking bitch, fucking fuck. Celiulito daugiau negu pas mane. Okay. Ja, viskas. Okay, fucking. Okay, bitch. What the fuck? You fucking say that I'm not fucking respecting family? You don't fucking say that girls with all the family don't respect their family? Okay, bitch, wait. Okay, bitch, wait. Wait a fucking moment, okay? Aš sakiau, negerbi savo mamos, kuri tave pagimdė. Oh my god, kokia tu tuščia! Oh my god, what the fuck? Kas čia, ble, daros? Aš net nekomentuosiu, tiesiog važiuojam. Somebody help that bitch! Tu tuščia, ne? Somebody help that bitch! Aš tuščia? Tu matai savo kūną? Jo, ir aš galiu tau duoti dar kartą pažiūrėti. Apačioje darosi, labai blogai beje apačioje darosi. Vėl? Taip, mušasi mergos dvi mušasi. Edvyga ir Austėja. Jadvyga. Jadvyga. Hashtag Jadvyga, ble, eiktina, maladės. Austėja nori muštis. Bet tu nematai pradžios, nes tu pagydė tiesiog iš savo nematai. Nes tu nematai. Bet aš žinok, visiems dakmisu to subinė, tu manai, čia visi vemia nuo to subinės. Maladės. Taip, tai visi vemia nuo to subinės, nes matosi ir šikinė. Šikinė ruda. Aš man... Matas voveruška, sako. Žinote, voveruška apverstam iš kitos pusės. Atrodys kaip raukai, kur susigarban. Tai matosi Austėjos voveruška, sakoma, yra. Nu, net nebejoju, nes, sakau, mačiau anksčiau, matėm ir dabar. Šikinė, aš prieš tai putę mačiau jo. Aš irgi mačiau. Nu tai, už kur eina kakalai matos, nu tai čia jau nesmagu. Aš irgi mačiau. Valgo geria matas tipo ir jinai savo kakalus tos rodo, žinai. Tai nesidaro,
Žvengėt, jūs nublembat. Aš suprantu. Va, čia yra. Jinai galvoja, kad gražu, bet negražu. Nes realiai visiems negražu. Nė vienam bičui apart Roko čia nėra gražu. Visi pakraupia yra dėl austės elgesio. Žiauru. Nu ir tiek, yra tokių žmonių ir dabar yra vienas iš jų čia. Wow, šiaip. Wow. Bet galiausiai visi nuėjo miegoti. Ir tada... Kas čia? Kas čia tame? Černis ar... Ernestas ar čia įmanuoja, tipo reikia per visą chatą? O Dieve. Žmonės miegot negali. Konfliktai tobulo mačo viloje tęsis ir išaušus rytui. Dramas vysis manipuliacijas nesibaigianti aistra. Kas daugiau tam vipė, kas daugiau, jeigu ne. O dar sakiau laidos pradžiai, kad austėjos mažokai, kad... Bet aš jau net nenoriu iš tikrųjų sakyti kažką, nes čia beviltiškai yra ir čia, bet man neneša smegiai, man sprogsta galva, kaip taip. Man sprogsta galva, žinokit, aš ne... Aš nuoširdžiai galiu pasakyti, gal galvojat, kad man čia kažfeikinu, kad čia būtų įdomiau žiūrėti, mane tikrai, aš jau galvoju, kad negali kažkaip nustebinti ar išmušti iš vėžių. Bet nukerta mane nuo kojų tokie. Aš nesuprantu, man tiesiog dėžė kaista, aš nesuprantu, nevelka pas man, kaip taip galima iš viso, Bet tiesos akimirka jau visai čia. Kitoje laidoje matysite. Ai, gerai, kitoje laidoje. Aš sakau, man... Nežinau, žinokit, hebra. Aš nekomentuosiu nieko per daug dabar čia apie šitą veiksmą. Tiesiog. Nepamirškit paspausti laiko ir subscribe mygtuką, jeigu pažiūrėjote iki galo. Ta prasme. Wow. Pažiūrėsim, kas kitoje laidoje bus. Finalinė laida. Įdomu, kaip viskas susidėlios, kaip pasibaigs viskas ir ką turėsim, kokį nugalėtą turėsim. O aš sakau dar kartelį, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad esate Contribui, ačiū, kad esate YouTube ir pasimatysim kitą savaitę. Čiau. Man galva net, man neneša smegenys kaip taip.